Sveiki, mielieji. Na štai šiandien aš Ukmergėj. Viskas su manim tvarkoj ir kitaip negali ir būti. Todėl, kad aš sutinku puikius sielos draugus. Ir labai dėkinga jums visiems už tokį nuostabų palaikymą. Ukmergėj aš buvau prieš 10 metų su savo pirma knyga Lado Šlaito bibliotekoje, o šiandien po 10 metų aš atvažiavau pas nuostabų poetą, menininką, fotografijos menininką ar ne, ir tiesiog daug titulų turi Albinas Kuliešis, grafas, ir aš jo galerijoje ir atvežiau savo projektą. Tai yra va šita knyga apie lietuvių rašytojus, lietuvių autorius, kurie gyveno dabar Anglijoje. Šitoje knygoje yra taip pat Lado Šlaito kūryba. Taip kad aš džiaugiuosi, kad mano projektas keliauja ir po Lietuvą, ir po Angliją. O dabar aš noriu parodyti, man parodys Albinas galeriją ir labai džiaugiuosi. Štai mes su Albinu sėdime tokioje gražioje, kaip čia pavadinti, aplinkoje, sakykim taip, aplinka labai graži. Pavėsinė turbūt čia pavadinti. Pavėsinė, bet mano draugai vadina koplyčia. Koplyčia. Na gerai, tegu būna koplyčia. Ir dabar aš jums rodysiu tai, ką rodys man Albinas. Štai čia toksai kiemelis. Pradėsim nuo scenos tada. Gerai. Čia pagrindinė vieta. Scena, kur vyksta visas kultūrinis veiksmas, kur vyksta poezijos skaitimas, muzika skamba. 22 metais pastatyta, visai nesenai, per tas visas koronas, kol visi kaukės nešiojo, aš turėjau labai gerą laiką sutvarkyti galeriją, vieną ir dar kaime kitą. Tai aš padariau tokį darbą, kuris tuo metu buvo beprotybė. Liktai skambėjo, nes visi galvojo, kad jau gal ir nieko nebebus gero šitam gyvenime. Na štai tie garsieji angelai. Aš kol kas buvau neakivaizdžiai pažįstama per Feisbuką su Albinu. Dabar reiks prisiregistruoti Aldoną ir paskambinti širdį, nes kol nepaskambina širdies, tos žmogus yra čia nebuvęs. O kaip man dabar reikia daryti? O pasižiūrėkite čia kaip. Čia aš padariau rumieniškai, kad matytųsi iš karto, kur auros zona baigėsi. Aš matuoju čia aurą žmonių, o štai yra pėdos, jos mano, aišku. Čia žmogus atsistoja ir jis pasižiūri, kokią didžią aurą, pasakau. Kaip dabar man atsistoti? Taip? Ar kaip? Jo. Taip. Na ir pasakykit mano aurą. Istorinis įvykis buvo. Dabar pasakys, kokia mano aura. Metras 20 iki Aldonos, dar metras 20, 40 ratukas. 2,40 yra Aldonos zona. O, kaip fainai, įsivaizduojat? Tas apskritimas jau. Aš turiu puikų apskritimą. Kviečiu visus į mano apskritimą. Į tą zoną pasišildyti. Į tą zoną jo pasišildyti. Kai kurie ateina ir pasikrauti, jo. Na, gerai, mane gaila, aš pakrausiu. Ir dabar ką reikia man? Yra virvutė. Ir paskambinti. Paskambinti, jo, varpelis nedidelis. Didysis varpas ten pas mane kaba. Nenusigask, tik tai tikėk. Jo, čia yra Jėzaus žodžiai, man jie labai patinka. Jeigu mes nebijosime nieko, tai mes labai greitai visi pasieksime šviesą. O jei bijosime, tai gyvensim ilgai tamsoje. Teisingai, šventi žodžiai.
Čia labai sutinku. Taigi aš tai nieko nebijau. Todėl manęs ir dabar niekas ir neliečia. Nu kartais padaro kokį išpolį. Tamsa tokį per tos žmonės, kurie patys tamsai tarnauja. Na va, čia kaip ir televizija rodžiau. Čia yra eilėraštis, kuris visą šitą erdvę apibrėžia. Tai yra stotelės. Pilni namai šviesos ir jūsų žodžių, kurie pavirto saulės spinduliais, keliaujam per gyvenimą. Stotelėse sustojam ir vėl nueiname savais keliais, o žodžiai lieka širdyje granite, su meile ir be meilės ištarti. Pabūkime stotelėse, ilgiau pabūkime arti. Ačiū štai kaip nuostabiai. O kitoj pusėje yra tokia atsiliepimo knyga. Aš pasižiūriu ir žinau, kada kas buvo, kas ką parašė. Ir čia yra Arvydo Juozaičio žodžiai ir kitų visokių žmonių. Va čia pasikalbėjimų saliukas. Čia dažniausiai žmonės kalbasi. Susėdę, aš jau kaip pastebėjau, yra daug visokių saliukų, jie turi visi savo pavadinimus. Jo, o čia 12 paštalo. Čia yra 12 paštalo. Suliukas. Šitai pavėsiniai aš pakviečiau savo draugą kunigą, kuris pašventintų mano namus, mano galeriją. Ir čia jau sėdėjo žmonės. Jis atėjo ir jam nebuvo kur sėsti. Tada aš sakau, susiskaičiuojam, kiek jūsų yra. Jų buvo 11, jis atėjo 12. Ir aš po kiek laiko padariau jam suliuką 12 paštalui. O, kaip įdomiai, kokia įdomi istorija. Bet tokia istorija neišgalvota visiškai. Taip. Tas natūraliai gavosi. Taip, vat užtat aš ir mėgstu rašyti gyvenimiškas istorijas. Tai yra tikrovė. Aš kai vedu tą ekskursiją, tai vieną kart 1,5 valandos kalbėjau. Nes tiesiog, jeigu viską pasako, tai absoliučiai čia apačioj užrašyta runomis. Yra parašyta visada ir žmogus. Šitą ribą peržengęs, tu eini jau į kitą visiškai. Į kitą pasaulį. Šitas pasaulis tai mano čia kūrybos pasaulis, nes nebuvo... Štai Albino kūryba, štai jo. Nebuvo niekur išeksponuota mano darbų, ypač fotografijos, nes mane pradėjo visi poetai jau vadinti, žiūriu, aš nusinavas esu. Ir šitie visi paveikslai, šitie čia fotomenas, ne poezija. Kaip čia mes... Čia fotopoezija. Fotopoezija. Šitą yra paroda, jinai yra dabar visai įrėminta. Ir man regis jūs pirmas Lietuvoje tą padarėt fotopoeziją. Yra jūsų atvirukai, fotopoezijos. Čia išėjo atvirukai pavidaloje ir dabar yra paveikslų pavidalo. Paroda keliauja, nes čia yra sujungtas vaizdas su žodžiu. Taip. Nes vieną ar kitą nuėmus nebelieka nieko. Tai yra sintezė. Ta vaizda ir žodžio. Skaitai ir matai vaizdą, žiūri vaizdą ir žodžius jauti, nes viskas. Oi, šitas eilės man labai patinka. Čia mano ta žymioji daina Angels, kuri jau virš milijoną. Ir aš turiu ją blokę, savo blokę patalpinusi. Man labai patinka šitą. Agūnas irgi sekanti daina. Žaidimo dainuoja. Tai va, o čia viršuj yra mano fotografija. Taip, va, grafo galerija. Oi, o šitą aš labai myliu nuotrauką, kaip man jinai patinka. Aš dabar įdėjau, gal kas atsiras, aš labai norėčiau juos surasti. Jie nežino, kad tie knygos viršelis. Jie nežino. Aš jau sustojau, tai trūko gal minutę daugiausia. Nufotografuoju, nuėjau link už to mano ten toliau nuėjau. Ir kai aš grįžau, jų nebebuvo jau. Kuriais metais čia buvo? 2005 metai buvo toks pat rugsėjis buvo. Mėlėjai, gal pažįstate, kas šitos žmonės. 2005 metai, Nida. Nida ant Molo, jo. Ant Molo, jo. Tai yra knygos viršelis, šitie žmonės ant knygos viršelio. O būtų smagu susitikti, aišku. Tai jo fotografija. Fotografija čia yra mano viršui.
viršų yra fotografija. 28 nuotraukos, 28 istorijos. Kiekviena šita nuotrauka turi istoriją savo. Ir jos yra suporintos. Tai yra porom eina 2 nuotraukos judėjimas, 2 nuotraukos tėviškai, 2 nuotraukos, 2 angelai. Ir visur tas eina. Ir kiekviena turi istoriją. Tai viena papasakos istorija yra ten Kryžių kalnas. Ir aš važiavau užsakymą daryti nufotografuoti Kryžių kalną. Ir bevažiuojant pradėjo lietus lyti. Nuvažiavom lietus pyla. Užlipau ant Kryžių kalno, padarysiu vieną nuotrauką, nusiųsiu leidyklai, kad lietus lyja, nieko nepadariau. Ir tuo metu prasiveria dangus ir pradeda šviesti saulė. Ir šituo taku bėga jaunuolis su mergina į tą saulę. Aš nufotografuoju, viskas užsiveria, pradeda vėl lietus lyti ir lyjo iki pat vakaro, kol grįžau. Aš važiavom 400 km, nufotografavau 2 kadrus. Tai bus tokia viena istorija. Ir čia visos yra 28, daugiau man netilpo, nes tada būtų jos labai mažos ir visos tos yra istorijos. Na jo. Ir viena iš jų mano knygos viršelis. Ir kai kurios naujoje mano knygoje yra kaip iliustracijos eina, kai kurios. Na va, ukmergiškiai, kokius jūs turtus turite, ar jūs tai žinote? Prašom į svečius. Čia naujoji atsiliepimų knyga jau pradėta. Yra čia pušies kamienas, va toks, tiesiog. Čia baltasis stalas, prie kurio mes susirenkamės po renginio ir būnam tiek, kiek norim. Ir visi sėdi tam, kiek nori. Labai fain. Čia yra abėcėlė, savotiškai. Man atvežė tokių malkų, tokių kaladėlių ir man tiesiog nekyla ranka paimti ir sudeginti jas. Tai aš sugalvojau padaryti abėcėlę ir dar trispalvę abėcėlę. Ir dabar klausiu visų, kurie atvyksta, kiek yra lietuvių raidžių. Ir tik tai 4 žmonės atsakė man, kur buvo, o dabar buvo grupė, visi žinojo. O jaunimas nežino visiškai, kiek raidžių abėcėlė yra lietuvių. Ir aš nežinau, prie to jaunimo būsiu. Nežino, kad 32 tiek, kiek dantų. 32 tiek, kiek dantų. Aš kažkaip pagalvojau, 30 gal 6. Patylėjau, geriau nežinau. Tai, va sakau, aš taip netyčia vieną kartą paklausiu ir po to dabar jau klausiu pastoviai ir to toliau. Tiek, kiek dantų, tiek lietuvių, abėcėlė raidžių. Įdomu jau. Jo, tai va. Čia dabar, čia nelabai senai sugalvojau. Kai baigėsi tušinukai ir rašant eilėraščius, aš jūs tiesiog kabinu čia, iš naujo nekeičiu, tų širdelių. Jei būčiau tai pradėjęs anksčiau daryti, tai būtų per visą mano dirbtuvę būtų jau surakūręs. Tai jau, čia mano dirbtuvės. Va, atrakinsiu, po to parodysiu. Na va, mėlieji, matot, kaip aš semiuosi energijos, semiuosi puikiuose, nuostabiuose vaizduose. Tai dar parodysime, koks gražus jo fotografija, kokia graži. Tiesiog prarandu žodžius sakydama. Su tokiais menininkais bendraujant tikrai mano širdelė plaks dar ilgai. Labai nuostabu, labai gražu, šiandien oras labai gražus, taip kad labai džiaugiuosi atvykusi į šitą galeriją ir labai džiaugiuosi būti pažįstama su šitu žmogumi menišku. Dabar einam pasižiūrėti Albino dirbtuvėlę. O štai kokios durys mus pasitinka. Jo, čia studija dariau remontas, įvežiau tokias duris, pradėjau jas valyti nuo dažų ir norėjau visas nuvalyti, paskui pamačiau tos visus sluoksnius, kaip gyvenimas. Ir sakau, ne, paliksiu. Ir tada surašiau labiausiai patinkančias man frazes, žymių žmonių. Ir šioje Konstantino Čiurlionio žodžiai yra. Tai jie yra dabar šiai dienai. Nors parašyti yra prieš 110 metų, atrodo.
Ir aš per atidarimą galerijos aš šitų žodžių skaičiau. Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų savyje šviesos ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse. Mikalojas Konstantinas Čiurlionis. Tas koks genialus žmogus buvo. Taip. Ir apačioje Marcinkevičius, kurį dabar puola visą. Mes ne vienas nemokame būti vieni. O jei mokėtume, tai nereiktų gyventi bandoje. Taip, tikrai. Nu, ir čia tiesiog mano virtuvėlės, kur darau visokius angelus, viską. Ir čia toks yra maišelis, ateisi Maldonai šiandien. O, Išsirinkti širdį, kuri patiks. Va. kaip. Įdomu, užrašys savo vardą, aš išgraviruosiu ir jisai atsiduos ant širdžių medžio. Kaip ir visi kiti. Ten yra ir Rabido, ir Svajūno širdis ten kaba, ir kitų žmonių, kurie čia buvo pas mane. Tiem, kuriem patinka, pas mane patiko, tie tiesiog savo širdį palieka. Nu, tą dvasinį. Dvasinė širdis, taip, be abejo. Tai va toks pas mane toks sugalvotas dalykas yra. Nu. Jo, ir mano siela pasveiks. Pasveiks. Ir siela pasveiks. Ir siela, ir širdis pasveiks. Nu, va, čia turiu tokį medį egzotinį. Čia yra tulpmedis. Jo lapai yra. Tiesiog čia gyvas angelas. Jo. Nuskirsi Aldonai, padaunosi vieną. Ai, ačiū. Va. O, Matot, tikrai, jo, angelas. su sparnais, čia tik tai trūksta galvytės ir jo, jisai žydi geltonais tulpių žiedais. Dar nežydėjo, tai aš laukiu to žydėjimo, darysim tada skaitimus. Ir man padovanojo jis labai 8 metų, bet matot, koks didelis jis buvo, 63 cm. Bet pamatau, kad pasodinau 15 metais ir dirbtas pastačiau, 15 metais ir pasodinau tulpmedį. Aišku. Nu. Nu, tai aš priimu tą dovaną, ačiū Aš labai. panešiosiu. Gerai. A, jūs panešiosiu, okei. Va. Nu, čia iš Kretų salos. Aha. Oleandras pas mane šakutę man atvežė. Ir aš iš to šakutę susodinau. Vasarą jis laukia gyvena, žiemą namie gyvena. O čia pas mane pieva būna. Čia yra žydinčioji pieva. Pavasarį pirmas gėlės būna aguonos. Po to eina fasilės ir viskas tas eina iš eilės, o dabar pradėjo jau rudenį lyst medetkos, jau pradėjo žydėti ir gvazdikai ir visokios mėlynos gėlytės, net pavadinimų nežinau, aš jau kas čia per dalykai. Va, dar kažkokias tai lūžalas kleidžiasi. Ir tai vyksta tol, kol sniegas viską užkloja. Rožės mano dar kad pražydo žemę. O, kokia graži. Nuo tos tokios šilumos rugsėjai pražydo. Paaugo ir pražydo iš naujo. Čia yra Gloria Dei, arbatinė rožė. Fantastiška kvapo yra. Aš mačiau jūs įdėjau. Jo, mes ir arbatą iš jų gėrėm, buvom lapus nurinkę. Jo, gėrėm arbatą. Bandėm, sako, iš tikrųjų Iš tikrai. pačių rožlapių? Jo, žiedlapių. Jo, tai Žiedlapių, jo, žiedlapių. Pačio to žiedo, Jo. aišku. Oho, kaip įdomi. Tai va. Viršui karūna, kuri naktį šviečia. O, Va čia visą šitą dalyką reikia pamatyti, pas mane yra dienos variantas ir nakties. Nakties variantas čia bus visiškai kitas jausmas, kitas vaizdas, nes kiekvienas objektas yra apšviestas atskirai. Ir viskas, kai susijungia, čia yra saulės šviestuvai, elektros jokios nereikia. Ir viskas būna apšviestas. Čia mano garnys, kuris sukinčiai vėjarodė yra. Jis visą laiką rodo iš kur vėjas. Jos napas į vėją visą laiką. Jis visą laiką prieš vėją skrenda, taip kaip ir aš. Visą laiką prieš vėją. Ir viskas čia įsijungia, visi būna šviesa. Vakar vaikščiau čia iki vidurnaktį, visi kiemuose, visi ūžia. Sakau, aš tiek neužvyksiu. Tai... Nu, šitie vartai mano saulės vartai, nes ten leidžiasi saulė į vakarus. Ir čia tas mažas to angelo, kur pas mane yra didesnis už mane kaime, tai čia aš padariau mažutį, pasikabinau ir jis visą laiką čia, kai tik vėjas pučia, tai jis tiesiog plevena. Jis tai yra irgi apšviestas ir juda visą laiką. Angelai turi išskraidyti, aš galvoju, ilgai kaip padaryti, kad jis skraidytų. Jo daug pridaryta, visi stovi, taip kaip paminklai ir viskas. Tai. Ir čia Jėzaus žodžiai irgi yra, man jie labai patiko. Tiesiog. Labai man džiugu, kad jie dabar pildosi tie žodžiai, nes ateina tie žmonės pas mane, kurie tikrai yra, turi būti mano gyvenime.
o ne šitą visą masę, kai koncertuose po 30 000. Mums šito nereikia. Nu, va, ir scenai padariau, tėvukas buvo atvežęs tokias ažūrinės kaladės, padariau 4 kėdės ir padariau stalą. Stalą iš tėvuko rato. Didžiausias ratas, koks buvo namie kaime, radau, aš iš jo padariau stalą ir ant jo parašyta: gyvenimas lyg tėvo ratas. Kiek bekeliautum, sugrįžti ten pat. Taigi pas mane viskas visur aprašyta, namai irgi visi aprašyti, pavėsiniai ten yra ir Vienuolio vieno žodžiai labai, ant Šekspyro yra žodžiai. Nu, visur, va čia yra Salomėjos Nėries priekyje. Kai pastačiau šitą sceną, pagalvojau, einu taip takučiu, galvojau, kažkokių žodžių reiktų. Ir pirmi žodžiai, kurie atėjo šitie. Paskui galvojau, kanogi čia likti panašai Salomėją Nėrį, nubėgau, pasitikrinau internetą, iš tikrųjų Salomėjos Nėries žodžiai. Ir visi, kai čia stovi, dainuoja ir sako eilėraščius, o Algio Jakšto vakarą darom. Tai dienok šitie gyvenimą, jo, jeigu mes šito nedarysim, tai kam tada gyventi? Taip, Kokia prasmė. Čia yra, žinot kas atspės. Aš domiuosi labai baltiškai ženklais, pas mane visur yra, ir ant akmenų yra iškalta. Čia yra perkūno ženklas. Vidury yra saulė, tai perkūno ženklas yra šitas, vidury yra saulė. O su ta saulė labai įdomiai buvo. Aš metalo supirkime radau tokį ratą, labai senai. Man jis patiko, grinai baltišką salutę ir nusipirkau, ir paskui, kai padariau perkūno ženklą, prisiminiau, kad aš jį turiu. Pagalvojau, nu tikriausiai netiks, nu kur ten tiks, niekas nematota, ateinu ir jis idealiai tiko. Absoliučiai. Tiesiog idealiai tiko į vidų. Tai va, baltiški ženklai yra ten. Mes labai sena tauta. Jeigu mes žinojom kosmose žvaigždynų išsidėstymą, tai įsivaizduojat, kokio mes lygio buvom. Tai visiems ten aiškino, mūsų dabar liko mažai ir vaikai sako, geriau angliškai visi šnekėtų, sako, nekalbėkit nesąmonės, sako. Ne. Mūsų istorija labai turtinga ir labai turtinga, labai įdomi tikrai. O čia vat ant vartų, tai dar kitą pusę nebaigta yra vienas mano leidiniai. Aš 150 leidinių esu padaręs Lietuvai ir Latvijai. Mano Lietuva ir Latvija fotografuota. Va, Ryga, Talinas, šitas Ryga, Latvija. Dabar dar yra pardavinėjim, kai kas yra atviruko Vilniaus, Kauno, Rygos ir visų kitų yra. Ir šitą, ir Klaipėda pas mane irgi yra atvirukai su Klaipėda. Ir du albumai mano kelionės po Lietuvą. Jų turėjo būti 10 išeiti, bet tada 9 metų krizė prasidėjo ir viskas išlupo. Čia tai yra mano darbas Rokiškyje. 17 metų kultūros žurnale dirbu. Ir mes išleidžiam 2 almanachus per metus. O dabar kaip tik naują darom. Antrą pusmetį. Prie Nemunėlio, ne? Labai fainas kraštas, labai žmonės geri visai. Mano mama yra nuo Nemunėlio. Jų? Jo. Dieve, palaukit, reikia pasižiūrėti, ką aš išfotografavęs po Nemunį. Panemunėlį, aš atsimenu, yra. O čia Panemunė bažnyčia. Jo, bažnyčia. Jo, aš nufotografavau net šitą skulptūrėlę, kur stovi, tai yra šitam numerį, kitam gale yra šitas dalykas. Jo, mes į tą bažnyčią su močiute ateidavom. Valdona, kaip viskas suveda, nu? Jo, kaip geras žmogus, taip nurokiškai. Nu, sėlė kitokie žmonės. Pas mus tai čia, nu, nedelikę, čia viskas jau atvažiavėliai. Mūsų miestą nėra tikrų ukmergiečių. Vieną tapytoją Mackevičių pažįstu, tikros mėgiškų. Tai va, tai Latvija išvažinėta viskas išlakstyta. Jo, tai vėliava prie visoje pas mane pastoviai. Per renginius aš iškeliu savo vėliavą, tai yra mėlynam fone baltas Pikasas. Tai va, tokia šiandien dieną.